lai Marijos globa mums būna viltingas kelias link Viešpaties. O Marija, mūsų motina, tau dėkojam, nes tu globoji mus. Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Viešpats su jumis. Sveikinu mūsų piligrimų grupę ir šiandien prie Švenčiausios Mergelės Marijos pasirodymo koplyčios švenčiame šventąsias mišias kartu su dviem broliais iš Vietnamo. Brolis Juozapas Marija ką tik baigė doktorato studijas Romoje po 11 metų studijų, apsigynė doktoratą užvakar ir iš liturgijos srities apie Vietnamo liturginės knygas. Ir taip pat jo kolega, taip pat Juozapas, kartu su mumis koncelebruos šventąsias mišias. Šiuose šventose mišiuose sudėkim visą tai, ką atsinešėm, kas svarbu, visą tai, kas mums brangu, visas tas intencijas savo ir taip pat kitų. Ir ypatingai Marija būtent čia kvietė melstis, daug melstis, rožinio malda, kad žmonės nepatektų į pragarą, kad taika būtų pasaulyje, kad žmonės pažintų Dievą. Melskim atsivertimo savo ir visiems tiems, kurie mums brangus. Ir ringraziamo insieme con i nostri fratelli di Vietnam che ringrazia dopo il dottorato che già alcuni giorni fa ha fatto in Roma. E adesso ringrazio per la Madonna. Insieme celebriamo questa l'Eucaristia in lingua lituana e cominciamo per confessare che siamo peccatori, ma riceviamo la grazia di perdono per veramente partecipare alla Santa Messa. Prisipažįstu visagaliam Dievui ir jums, broliai ir seserys, kad labai nusidėjau mintimis, žodžiais, darbais ir apsileidimais. Esu kaltas, esu labai kaltas, todėl prašau švenčiausią Mergelę Mariją, visus angelus ir šventuosius, ir jūs, broliai ir seserys, melsti už mane Viešpatį Dievą. Te pasigaili mūsų visagalis Dievas ir atleidęs kaltes, te nuveda mus į amžinąjį gyvenimą. Viešpatie pasigailėk. Kristau pasigailėk. Viešpatie pasigailėk. Melskimės. Visagali Dieve, kaip dabar gėrimės tavo Sūnaus Jėzaus Kristaus stebuklingų prisikėlimu, taip duok mums laikų pabaigoje su šventaisiais džiaugtis jo ateimu teisti pasaulio. Jis, būdamas Dievas, su tavimi ir šventąja dvasia gyvena ir viešpatauja per amžius. Sėskimės klausytis Dievo žodžio iš apaštalų darbų. Skaitinys iš apaštalų darbų. Pauliaus palydovai nuvedė jį iki Atėnų, gavę įsakymą pranešti Silui ir Timotiejui, kad kuo greičiau atvyktų pas jį, grįžo atgal. Paulius atsistojęs Areopago viduryje prabilo: Atėniečiai, man rodos, kad jūs visais atžvilgiais pernelyg dievabaimingi. Vaikščiodamas ir apžiūrinėdamas jūsų šventenybės,
radau aukurą su užrašu nežinomam Dievui. Taigi aš noriu skelbti jums tai, ką jūs nepažindami garbinate. Dievas pasaulio ir viso, kas jame yra kūrėjas, būdamas dangaus ir žemės valdovas, gyvena ne rankų darbo šventyklose ir nėra žmonių rankomis aptarnaujamas, tarsi jam ko trūktų. Jisgi pats visiems duoda gyvybę, alsavimą ir visą kitą. Iš vienos šaknies jis išvedė visą žmonių giminę, kuri gyvena visoje žemėje. Tai jis nustatė apibrėžtus laikus ir apsigyvenimo ribas, kad žmonės ieškotų Dievo ir tarytum apgraibomis jį atrastų, nes jis visiškai netoli nuo kiekvieno iš mūsų. Juk mes jame gyvename, judame ir esame, kaip yra pasakę kai kurie jūsų poetai, mes esame jo giminės. Todėl, būdami dieviškos giminės, neturime manyti, jog dievybė esanti panaši į auksą, sidabrą, akmenį arba į meno ar žmogaus minties kūrinius. Dabar Dievas pažvelgia toliau, negu siekia nežinojimo laikotarpis ir skelbia, jog visiems žmonėms, kurie bebūtų, reikia atsiversti. Jis nustatė dieną, kada teisingai teis visą pasaulį per vieną žmogų, kurį tam paskyrė ir visiems už jį laidavo, prikeldamas iš numirusių. Išgirdę kalbant apie prisikėlimą iš numirusių, vieni ėmė tyčiotis, kiti sakė, apie tai pasiklausysime kitą kartą. Šitai Paulius apleido jų būrį. Vis dėlto, kai kurie vyrai stojo į jo pusę ir priėmė tikėjimą. Jų tarpe Dionizijus, Areopago narys, viena moteris vardu Daramidė ir jų draugai. Po viso šito Paulius iškeliavo iš Atėnų ir nuvyko į Korintą. Tai Dievo žodis. Pilnas yra dangus ir žemė jo garbės. Pilnas yra dangus ir žemė jo garbės. Garbinkite Viešpatį danguje, šlovinkite jį ten aukštybėj, šlovinkit jį visi angelai. Šlovinkit Viešpatį dangaus kareivijos. Pilnas yra dangus ir žemė jo garbės. Žemės valdovai ir visos tautos, jūs kunigaikščiai ir žemės teisėjai, jaunuoliai ir mergaitės, seneliai su mažutėliais. Pilnas yra dangus ir žemė jo garbės. Garbinkit Viešpaties vardą, nes jisai vienas didingas. Jo šlovė ataidi po dangų ir žemę. Pilnas yra dangus ir žemė jo garbės. Pilnas yra dangus ir žemė jo garbės. Alleluja, 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 alleluja. Aš paprašysiu Tėvą ir jis duos jums kitą globėją, kuris liktų su jumis per amžius. Alleluja, alleluja, alleluja,
Viešpats su jumis. Iš Šventosios Evangelijos pagal Joną. Jėzus kalbėjo mokiniams: dar daugelį jums turėčiau kalbėti, bet dabar jūs negalite pakelti. Kai ateis toji tiesos dvasia, jie jūs ves į tiesos pilnatvę. Ji nekalbės iš savęs, bet skelbs, ką bus išgirdusi, ir praneš, kas dar turi įvykti. Ji pašlovins mane, nes ims iš to, kas mano, ir jums tai paskelbs. Visa, ką tėvas turi, yra ir mano. Todėl aš pasakiau, kad ji ims iš to, kas mano, ir jums tai paskelbs. Tai Viešpaties žodis. Evangelijos žodžiai ten naikina mūsų klaidas. Visiškai nesistebėkime, kad šios dienos pirmajame skaitinyje iš apaštalų darbų Paulius tuometinėje, galima sakyti, kultūros sostinėje Atėnuose bando kalbinti ir prabilti graikams ir išgirdę apie prisikėlimą iš numirusių, jie pradeda šaipytis, juoktis, tyčiotis arba sako, pasiklausysim kitą kartą. Lygiai taip pat atsitiktų kiekvienam iš mūsų ar bet kuriam apaštalui, kuris atvažiuotų į bet kokį megapolį. Ar tai bus krikščioniška ar nekrikščioniška šalis. Jie atsistoja, kalbėsit Vilniui, Niujorke, Romoje ar Paryžiui, susilauksit tos pačios reakcijos. Sakys, gal nereikia. Daug mieliau klausytis žiniasklaidos, daug labiau maloniau klausytis fake news ir visų dalykų. Jėzus taip pat sako, jūs negalite dabar pakelti daugybės dalykų. Šiandieninis žmogus tikrai negali pakelti daugybės dalykų. Jeigu neturi tiesos dvasios, kuri padeda atskirti, kuri padeda iš tikrųjų priminti arba pasakyti tai, kas yra Dievo. Paulius bandė pranašauti, kaip ir visi pranašai savo laiku. Bet žinot, Marija yra ta, kur yra pilna tiesos dvasios. Kaip popiežius Benediktas XV pirmo pasaulinio karo įkarštyje sako, reikia pradėti kryžiaus žygį ir kreiptis į Mariją, prašant taikos. Lygiai po 2 savaičių pati Marija, į kurią jis ruošiasi kreiptis, atsiliepė, pasirodydama vaikams. Ar tai nėra ypatingas ženklas, kad mūsų malda, jeigu vyksta tiesos dvasioje, pasiekia paties viešpaties širdį? Todėl niekada nebejokite tuo, kuris pirmas mus pamilo ir kuris mus kviečia, net tada, kad atrodo didžiausia nesąmonė, jokios vilties, jokios išeities. Esame vilties piligrimai. Reiškia išlaikyti viltį, nesant vilties. Išlaikyti pasitikėjimą, kai atrodo viskas slysta iš rankų ir viskas pasaulio akimis žiūrint yra ne taip. Štai kodėl Jėzus kviečia, kad mes turėtume, iš tikrųjų prašytume tos dvasios ir būtume sintonijoje arba vienybėje su tuo, ką mūsų dangiškoji motina sako. Žinot, mes esam turbūt tikrai labai paikus vaikai išdykę ir sakom, aš pats, aš pati, aš geriau žinau. Tu, mama, nieko neišmanai. Tu jau senamadiška. Jeigu paklausčiau jūsų vaikų, tai turbūt tokias kalbas jūs ne vieną kartą esat girdėję. Nesielkime taip. Galim nusišypsot, Marija taip pat nusišypso kartais
bet jai kartais labai labai skaudu, kad turėdami tokią galimybę mes ją nepasinaudojam. Dievo gailestingumu, Dievo meilė žodžiu mums ir tą galimybę truputėlį aukščiau pakilti negu paikus vaikai, išdykę vaikai. Todėl šiandien atėję padėkoti mūsų dangiškai motinai, atėję pas ją iš tikrųjų pasakyti, kad mes ją mylim ir tikim ir pasitikim. Nes jos žodžiai yra tiesos žodžiai. Ir jos troškimas yra Dievo troškimas. Ir mes matom Dievo troškimas, kad mes visi būtume išgelbėti. Kad mes visi tiltume nekalčiausioje Marijos širdyje, kaip vakar tame veidrodyje. Labai prašau, kad pasiliktume toje širdyje ir kad pasiliktume toje vienybėje. Kad jinai po savo apsiaustų visus, kurie tiki ir pasitikė, meldžiasi, apimtų ir tuos, kur siekia mūsų malda ir mūsų troškimas. Ir melskim Viešpatie, dangiškoji motina, šiandien tikros taikos, tikros pasauliui ir mūsų santykiams, mūsų širdėms, mūsų bendruomenėms. Ir Viešpatie, būk išaukštintas ir būk mūsų širdžių ir mūsų gyvenimo karalius ir viešpats. Amen. Visuotinį maldoj. Dabar melskim žodžiais, išklausyk mus Viešpatie, mūsų tėvų Dieve. Tu pašlovinai savo sūnų, prikeldamas jį iš numirusių, pašauk ir mus į tikrą atgailą, kad pradėtume naują gyvenimą. Mus pasiklydusią avis tu atvedei pas mūsų sielų ganytoją ir globėją, išlaikyk mus ištikimus bažnyčios ganytojams. Pirmuosius savo sūnaus mokinius tu išsirinkai iš Izraelio tautos, kad Izraelio vaikams atskleisk jų tėvų duotą pažadą. Atmink visus apleistuosius našlaičius, našles, visus kenčiančius, visus ligonius, visus tuos, kuriuos tavo sūnus savo mirtimi sutaikė su savimi. Tau pavedam visas savo šeimas, visus savo artimuosius, visas intencijas, su kuriomis mes esame atvykę čia ir prašom, priimk ir perkeisk ir padaryk viskas, kad būtų pagal tavo valią. Ir širdies tyloje išsakykim savo maldavimus ir padėką Viešpačiui. Išklausyk mus Viešpatie. Priimk Viešpatie mūsų maldas, kurias sudedam į motinos rankas ir širdį per Kristų mūsų Viešpatį. Amen. Savo auką aukoju tau ir už meilę dėkoju tau visą širdį dovanoju tau. O Jėzau, tau garbė per amžius, tau garbė visa, tu išliejai savo kraują, kad išlaisvintum
Melskimės, broliai ir seserys, kad visagalis Dievas Tėvas maloniai priimtų visų mūsų auką. Dieve, šios aukos šventaisiais mainais, tu priimi mūsų atnašas, o mus darai dieviškosios prigimties dalininkais. Padėk mums gerai pažinti tavąją tiesą ir liudyti ją kilniu gyvenimu, prašome per Kristų mūsų viešpatį. Viešpat su jumis. Aukštyn širdis. Dėkokime viešpačiui Dievui. Tikrai verta ir teisinga, reikalinga ir išganinga, o Dieve, tavo darbai šventuosiuose gerėtis. Ir šiandien, kai minime švenčiausią mergelę Mariją, jos pačios žodžiais šlovinti tavo gerumą. Plačiojoje žemėje tu didžių dalykų esi padaręs ir amžiais lieki be galo maloningas. Pažvelgęs į savo nuolankę tarnaitę, per ją tu žmonijai davei išganytoją, savo sūnų, mūsų viešpatį Jėzų Kristų. Per jį dangaus angelai šlovina tavo didybę ir džiaugiasi tavo akivaizdoj amžiną laimę. Leisk ir mums, meldžiame prie jų prisidėti, draugė su jais džiaugsmingai giedoti. Šventas, 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 viešpats Dievas, viešpats Dievas, pilnas yra dangus, pilnas yra dangus ir žemė jo garbės, žemė jo garbės. Osana, 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 aukštybėse, aukštybėse. Tikrai tu viešpatie šventas, tu šventumo šaltinis, todėl tave prašome šventosios dvasios galia pašventink šias atnašas, kad jos mums taptų mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus kūnu ir krauju. Kai savo noru turėjo būti kančiai išduotas, jis paėmė duoną, dėkodamas ją laužė ir davė savo mokiniams tardamas: imkite ir valgykite jos visi, nes tai yra mano kūnas, kuris už jus atiduodamas. Lygiai taip po vakarienės jis paėmęs taurę vyno, vėl dėkodamas davė savo mokiniams tardamas: imkite ir gerkite iš jos visi, nes tai yra taurė naujosios ir amžinosios sandoros mano krauju, kuris už jus ir visus išliejamas nuodėmėms atleisti. Tai darykite mano atminimui. Tikėjimo paslaptis. Minėdami jo mirtį ir prisikėlimą, mes tau viešpatie aukojame gyvenimo duoną ir išganimo taurę. Dėkojame tau, kad pašaukei mus tarnauti tavo akivaizdoje. Karštai maldaujame, kad mus Kristaus kūno ir kraujo aukos dalyvius šventoji dvasia sutelktų vienybėn. Atmink viešpatie savo bažnyčią plačiajame pasaulyje, ugdyk joje tobulą meilę, globok mūsų popiežių Leoną, mūsų vyskupą Jose, atmink mirusius mūsų tikėjimo brolius ir seseris, kurie užmigo su viltimi prisikelti. Ir visiems tavo malonėje baigusiems žemės kelionę
leisk išvysti tavo šviesų į veidą. Pasigailėk, meldžiame mūsų visų ir leisk mums draugė su šventaja Dievo gimdytoja mergele Marija, su šventuoju Juozapu jos sužadėtiniu, su palaimintaisiais apaštalais ir visais šventaisiais, turėti dalį amžinajame gyvenime ir garbinti tave bei šlovinti per tavo sūnų Jėzų Kristų. Per jį, su juo ir jame, tau visagali Dieve Tėve, su šventaja dvasia visa garbė ir šlovė per amžius. Jėzaus Kristaus pamokyti ir padrasinti, kreipkimės į dangišką į Tėvą. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienis mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Gelbėk mus Viešpatie nuo visokio blogio, suteik ramybę mūsų laikams. Gailestingai padėk, kad mes iš nuodėmių išvaduoti ir nuo neramumo apsaugoti, su palaiminga viltimi lauktume mūsų išganytojo, Jėzaus Kristaus atėjimo. Viešpatie Jėzau Kristau, tu savo apaštalams esi pasakęs, aš palieku jums ramybę, duodu jums savo ramybę, žiūrėk tad ne mūsų nuodėmių, o savosios bažnyčios tikėjimo. Ir suteik jai žadėtą ramybę ir vienybę, tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Viešpaties ramybė visada telydi jus. Offrete vobis pacem. Dievo avinėli, Dievo avinėli, pasigailėk mūsų. Dievo avinėli, Dievo avinėli, pasigailėk mūsų. Dievo suteik mums ramybę. Štai Dievo avinėlis, kuris naikina pasaulį ir mūsų nuodėmes, laimingi, kurie pakviesti avinėlio puotą. Viešpatie, nesu vertas, kad ateitum į mano širdį, bet tik tark žodį ir mano siela pasveiks.
ugnimi širdyje, būk vėjas būrėse, būk gyvenimo tikslas man. Jėzau, Jėzau. Būk ugnimi širdyje, būk vėjas būrėse, būk gyvenimo tikslas man. Jėzau, Jėzau. Kristus byloja, aš jūs išsirinkau iš pasaulio ir paskyriau, kad eitumėte, duotumėte vaisių ir jūsų vaisių išliktų. Aleliuja. Melskimės. Meilingai sustiprink Viešpatie mūsų savo žmonės ir dangiškaisiais sakramentais pagelbėk nusikratyti blogų įpročių ir pradėti naują gyvenimą. Prašome per Kristų mūsų Viešpatį. Atsimink maloningoji mergelė Marija, jog amžiais nėra girdėta, kad apleistum bent vieną, kas bėga prie tavęs, šaukėsi tavo pagalbos ir prašosi užtariamas. Šitokio pasitikėjimo kupini ir mes skubame prie tavęs, mergelių mergelė ir motina, mes einame pas tave ir būdami nusidėjėliai su gailesčiu puolame prie tavo kojų. Tu įsikūnijusio žodžio motina, nepaniekink mūsų žodžių, bet maloningai išgirsk ir išklausyk. Amen. Viešpats su jumis. Te palaimina jūs visagalis Dievas, Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia. Te lydi jūs Viešpaties malonė. Devocionalijų palaiminimas. Benedizioni degli oggetti religiosi. Benedetto tu sei, Signore, fonte e origine di ogni benedizione, che sempre promuovi la pietà sincera dei tuoi fedeli. Per intercessione di Beata Maria Vergine e dei santi Francesco e Giacinto Marto, assisti benignamente i tuoi servi e fa che portando con sé questi simboli di fede e di pietà, sui quali invochiamo la tua benedizione, si trasformino sempre più ad immagine del tuo Figlio, Egli che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Baigiamą giesmę. Sveika, o Marija, malonės pilna. Sveika, o Marija, malonės pilna. Mes tau norim paaukoti savo darbus ir mintis. Mes tau norim atiduoti savo sielas ir širdis. Kaip gera Marija tyliais vakarais, suklūp prieš altorių papuoštą žiedais, giedoti giesmes ir siųsti maldas į tavo rankas, į tavo rankas. Kaip gera Marija tyliais vakarais, suklūp prieš altorių papuoštą žiedais, giedoti giesmes ir siųsti maldas į tavo rankas.